Mums klausome jūsų. Kas skambina iš kur? Ričardas iš Kauno. Taip, klausome jūsų, Ričardas. Aš noriu pasakyti apie vėjo jėgainės. Reiškia, buvo pradžia kažkokia tai žengta, kad mes išnaudotumėm vėjo energiją. Kaip dainininkas Mamontovas sako, pas mumi milijonai kilovatų švilpia pro ausis vėjo pavydalu ir mes nieko nedarom. Tai šitie visi energetikos biurokratai, tie visi plėšikai, jie draudė, samdė visus, kad jiem padėtų visus tuos pagalbininkus savo, kurie pradėjo sakyti, kad tai ir gyvuliam kenkia ir visiems kenkia. Bet pasirodo, kad tai yra nesąmonė ir kada danai, kurie turi tokią milžinišką 100-metę patirtį savo šaly išnaudoti vėjo energiją, jie nusisuko nuo mumi, susirinko visus savo, kaip sako, manatkes ir išvažiavo, nes kvailių šaly nėra ką veikti. Dabar kitas klausimas Tai dėl jūs siūlyti premjero mūsų. Jisgi yra fizikas. Tai jis, koks jis yra fizikas, turbūt toks ir politikas. Kad jis šitų klausimų neiškelia, o stovi okelia klupščiauja prie šitą saujelę plėšikų iš energetinios sistemos. Ir vakar galutinį tokį vakare buvo laida, diskusija, kur rodo sėdinti socialistinį demokratą Kirkilą įsiskėtusi, tartum jis būtų apžergęs Lietuvą. Ir mes per šitą socialistinę demokratiją... Žmonių. O dabar Augustinas, jisai 20 metų įdėjo į savo darbą, išnagrinėjo, susieškojo mokslinius darbus, žmonių išradimus ir sako, žmonės, mes turim galimybę atsijungti nuo elektros laidų. Ir jūs visi išgirdę tokią žinią, suklusti turite ir domėtis, kaipgi mums dabar pramušti Lietuvoje tą galimybę, padėti Augustinui Markevičiui, kad išgirstų vyriausybėj dirbantys žmonės, ar energetikos ministras, ar prezidentė, ar kažkas. Nes jeigu jis vienas, tai matot, jis jau paaiškino, kaip jums, kam parašot, persiunti vienam, persiunti kitam, o kitas sako, viso gero, aš neturiu laiko. Taip įvyko. Dar ir ta visuomenė, tik visuomenė gali pareikalauti. Dar ne viskas. Jie dar nusiunčia energetikos institutą, kaip jie siuntė apie vandens deginimą, kaip aš deginu vandenį. Ir parašė, kad vanduo degti negali. Iš tikrųjų, be vandens neįmanomas joks degimas. Vanduo dega taip, kad bet kokią šitągi keramiką sudegina. Va kur problemos. Bet aš vandens deginimo nesiūlau toliau plėtoti, kadangi bet koks deginimas šildo atmosferą. Pagal mokslininkų duomenis, jeigu mes toliau taip deginsim, tai po 50